Ar matote? Matom. Ar matote skaidres? Matom. Matot. Matome, viskas Nu, gerai. Tai gerai, tai tokiu atveju dar kartą labą dieną, aš esu Saulius Balčiūnas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas. Čia praeitą kartą pristatinėjom, reiškia, tokius bendruosius aspektus darbuotojų saugos ir sveikatos. Vienas iš tų tokių galbūt sudėtingesnių iš tikrųjų klausimų, kurie kyla, bet iš karto pasakysiu, tai nėra tas pats, kaip jeigu klausė kas nors praeitą mano pristatymą, sukeliantis tokias, sakykime, sudėtingas ir gana reikšmingas teisinės pasekmes, teisės akto nesilaikymas, tarkim, šito teisės akto nesilaikymas, kaip tai galėtų atsitikti su tais klausimynė, dėl kurių įmonės perkeliamos į aukštesnį nelaimingų atsitikimų darbe grupę, reiškia, klausimų pažeidimais arba į tose klausimuose nurodytų teisės aktų pažeidimais. Tačiau potencialiai pavojingi įrenginiai, tai yra, jeigu, nežinau, neprisimenat tos mano klausimynė klausimus, ten buvo tokia grupė, kad, reiškia, pavyzdžiui, saugus reiškia, darbas aukštyje, kaip užtikrinamas, arba saugus patekimas į darbo vietas aukštį ir kaip užtikrinama prevencija, įrenginių virtimo prevencija. Tai štai su potencialiai pavojingais įrenginiais yra tokia kaip problematika, nes čia turim tokį kaip ir dualų reglamentavimą, nereiktų pamiršti, reiškia, tarkim, yra darbo įrenginių bendrieji nuostatai, yra, tarkim, reglamentas dėl mašinų, tai didelė labai dalis tų potencialiai pavojingų įrenginių yra, tarkim, mašinos. Tai reiškia, yra tam tikra prasme ir darbo įrenginiai, ir mašinos, tai jiem taikomi būtų, praktiškai 3 teisės aktų reikalavimai. Tai yra PPI priežiūros, tai yra darbo įrenginių, tai yra reglamento rinkos priežiūros, kur daugiau skirtas, reiškia, rinkos priežiūrai reikalavimai. Kita dalis vis dėlto jinai išeina už tų mašinų, reiškia, mašinų apibrėžties apriepčių, tai yra vamzdynai, kurie nėra tiesiogiai gali, pavyzdžiui, galėtų būti priskirtiniai darbo įrenginiams, nei mašinoms. Tai štai tokia sritis, kurios reglamentavimas gana komplikuotas, tai viena. Antra, jis iš tikrųjų yra savo apimtimi labai platus. Labai platus reglamentavimas. Ir jeigu vėlgi, kaip praeitą kartą, nežinau, neprisimenat, aš minėjau, kad tie esminiai pažeidimai, kurių prevencija turėtų pasirūpinti kiekvienas, sakykime, kažkokios tai įmonės vadovas arba darbdavys, kuris samdo darbuotojus darbo sutarties pagrindu arba, tarkim, netgi galėtų tai būti kažkiek ir savarankiškai dirbančius asmenys, tai galėtų liesti tie, reiškia, teisės aktų reikalavimai apima, tarkim, dirbančių statybvietėje, savarankiškai dirbantys asmenys, kurie turi laikytis tų reikalavimų. Tai štai čia nors tokios, sakykime, išskyrus vėlgi tose klausimynuose minimus tos aspektus, pasekmės nėra tokios reikšmingos, tačiau pats reglamentavimas yra tikrai sudėtingas ir tikrai labai, sakykime, platus. Apskritai tai dėl tokio reglamentavimo čia gali būti įvairių nuomonių. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, galiu galvoti, tikrai ir galvoju, kad galbūt nereikėtų tokio sudėtingo reglamentavimo šiai, sakykime, darbo įrenginių, mašinų ir kitokių įrenginių sričiai. Tačiau tai yra visiškai politiniai sprendimai, tarkim, nepriklausomi nuo valstybinės darbo inspekcijos. Valstybinė darbo inspekcija, kaip pamatysite vėliau, atlieka tik kontrolės funkcijas, tam tikrų priežiūros reikalavimų. Ir štai toks politinis sprendimas buvo priimtas ir sukurta,
tikrai didelė sistema, kad užtikrinti, sakykime, šitokių renginių priežiūrą iš vienos pusės, iš kitos pusės saugų darbą su šitais įrenginiais. Tai visų pirma, aišku, tai yra prasideda nuo galvinio dokumento reglamentavimas, tai yra Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų renginių priežiūros įstatyme, kuriame pateikiamos pagrindinės apibrėžtys, pagrindinės funkcijos tiek valstybės institucijų, tiek ir potencialiai pavojingų renginių savininkų funkcijos ir teisės ir pareigos. Tam tikrą prasme įsijungia ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo tam tikros normos. Na, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse yra numatyti 47 prim straipsnyje, numatyti tą atsakomybę. Čia visus šitos aspektus aptarsim kiek vėliau. Be šitų jau galvinių, tarkim, pagrindinių teisės aktų yra vyriausybės nutarimai. Tai vienas iš pagrindinių yra Birželio 29 nutarimas vyriausybės 817. Ir taip skamba taip kažkaip tai net keistokai dėl teisės aktų būtinų Lietuvos renginių priežiūros įgyvendinti. Jis išdėstytas nauja redakcija. Tačiau štai būtent šitame nutarime vyriausybės yra apibrėžiamos pagrindinės visų dalyvių funkcijos, turime priežiūros politiką vykdančių institucijų funkcijos ir kontroliuojančių institucijų funkcijos ir pateikiamas tas pagrindinis, tarkim, sakykime, tokia pagrindinės apibrėžtys, būtent kokie įrenginiai ir pagal kokias kategorijas priskiriami potencialiai pavojingiem įrenginiam. Na tai jeigu jau įsigijote įrenginį ir turite abejonės, vėliau kiek ten padetalizuosiu, tai reiktų vis dėlto atsiversti tą teisės aktą, jis nėra ilgas, va šitas būtent teisės aktas nėra ilgas, ir pasižiūrėti, kokiegi įrenginiai būtų, ar jūsų renginys įsigytas priklauso potencialiai pavojingų renginių kategoriją ar nepriklauso. Nes jeigu tik priklauso, tam bus reikalinga, sakykime, specializuota, specifikuota priežiūra ir tai sukelia vis dėlto reikia pripažinti, sukelia gana didelę administracinę naštą visiems ūkio subjektam. Kitas irgi labai svarbus nutarimas, tai potencialiai reiškia registro nuostatai. Jis svarbus tuo, kad praktiškai jūs to kiekvieną potencialiai pavojingą įrenginį, jeigu jūs jį įsigijote, tai jūs jį jau turite užregistruoti potencialiai pavojingų renginių registre. O tam, kad užregistruoti, tai štai yra visi nuostatai ir tikrai ta dokumento apimtis, kuri reikalinga pateikti, norint tą įrenginį užregistruoti, tikrai nėra maža. Deja, tikrai yra nemaža ir štai atsiranda, reiškia, pasitikrinate, ar tas potencialiai pavojingas įrenginys, tai tokiu atveju jį turit prieigų potencialiai pavojingas, registruojate jį, surenkate tos visus dokumentus. Aš atskirai ne vieną praktiškai poįstatyminio akto dėl laiko stokos neaptarinėsiu, žinokit vėliau, nes tikrai tema labai plati. Jeigu iš karto užbėgdamas už akių pasakysiu, jeigu įsigijate potencialiai pavojingą įrenginį arba turite pagrindą manyti, kad įsigijote, tai geriausia dėl jo parašykite paklausimą valstybiniai darbo inspekcijai. Jeigu negalite, reiškia, jeigu pats neturite tam ypatingai kažkokių tai išskirtinių, laiko sąnaudų, kurias galėtumėt ir pasiklausti vis dėlto, kaip tą įrenginį arba užregistruoti, arba jį, taip sakant, naudoti. Nes bendrosios nuostatos, tai bendrasias nuostatas pateiksiu, bet iš tikrųjų peržvelgti visus šitos teisės aktus, tai čia ne akademinės valandos ir ne vienos, ne dviejų, net ne trijų tikriausiai būtų, taip sakant, tokia laiko apimtis būtų reikalinga. Na ir dar vienas vyriausybės nutarimas dėl reguliuojamo suteikimo krovinių automobilių keliais, čia gal greičiausiai su šito net nesusidursite. Yra visa eilė pagal potencialiai pavojingų įrenginių kategorijas, yra visa eilė Lietuvos Respublikos socialinės saugos darbo ministro įsakymų. Yra kiekvienai
praktiškai kiekvienai potencialiai pavojingų įrenginių kategorijai yra skiriamas atskiras teisės aktas, kaip tą įrenginį prižiūrėti, kokius dokumentus reikia turėti jo priežiūrai. Na, kaip jau minėjau, čia ta apimtis labai plati, bet greičiausiai, kaip, sakykime, žemės ūkio bendrovė, tai turėsit, na, arba sakykime, ūkininkas gali turėti 1, 2, 3 potencialiai pavojingus įrenginius. Na, gal išskirtinais atvejais daugiau, bet ir tai jau ne pagal kategorijas. Tai, pavyzdžiui, tikriausiai linų, tokių tikriausiai nebūsit įsigiję, iš vis Lietuvos Respublikoje yra tik tai, taip sakant, ten dešimtimis skaičiuojama. Mobilių talpyklų pavojingų galite kartais ir turėti, sakykime, bet greičiausiai irgi ne. Na, liftas yra atskira visai kategorija, eskalatoriai taip pat, laikinų patvirtinimo ir statybinių keltuvų, štai kelimo kranų. Na, jeigu vykdot statybos darbus, tarkim, galite įsigyti, bet galbūt jūs greičiausiai nuomositės, tai vėlgi, tai ta priežiūros, visa sistema priežiūros, kam yra skirtas įstatymas, tai yra būtent priežiūrai šitų įrenginių, jums tiesiog paprasčiausiai neteks susidurti, nes priežiūros, kaip jau minėjau, pareigos, teisės tenka savininkui. Savininkui tenka šitų įrenginių. Tai dar visa grupė toliau eina mobilinių darbinių kėlimo platformos, pramoginiai renginiai, pastatomos vertikalūs kėlimai ir vienas dar specialus įsakymas yra dėl reikalavimų darbuotojų, kurie atlieka pavesta atlikti potencialiai pavojingų renginių priežiūros pertvarkyti. Tai štai šitas teisės aktas, šitas įsakymas tikrai vėlgi tektų su juo susidurti, jeigu įsigytumėte tą potencialiai pavojingą įrenginį ir apsispręstumėte atlikti jo nuolatinę priežiūrą. Energetikos ministro dar dalis, kaip paskui vėliau pamatysite, yra priskirta 3 ministerijų funkcijom, reiškia tos politikos formavimas, tai štai yra, už tai yra Respublikos energetikos ministro įsakymai, visa eilė dėl degalinių eksploatavimo, gamtinių dujų, garo vandens šildymo katilų, slėginių vamzdynų. Na, ekonomikos ir inovacijų, tai slėginiai indai jiems priklauso, naftos produktų, degiąsias dujas pramonės patvirtinimo. Ir taip pat dar yra keli 2 ministrų įsakymai. Na, tai vienas iš jų, jeigu įvyko jau avarija su potencialiai pavojingų įrenginių, tai vėlgi savininko atsiranda specialios pareigos, kad jis turi pranešti valstybinį, tarkim, darbo inspekciją apie tą potencialiai pavojingų įrenginio, organizuoti komisijos sudarimą, na ir taip toliau. Tai štai, jeigu matėte, tikrai labai platus spektras teisės aktų, tik vienas privalumas toks, kad galbūt jūs savo veikloje nenaudosite apskritai ne vieno potencialiai pavojingų įrenginio. Jeigu jums reikės laikinai kažkokiem darbam vykdyti potencialiai pavojingą įrenginį, galite išsinuomoti ir tokiu atveju vėlgi su šito reglamentavimu iš principo iš esmės nesusidursite su tomis teisėmis ir savininko pareigomis, jums neaktualios. Na, o jeigu jau tektų, tai vis dėlto tada, kaip jau minėjau, to 817 nutarimo pagrindu atsirinksit kategoriją ir tada iš tų teisės aktų, kuriuos aš taip pateikiau, reikėtų atsipaukščiuoti tuos, kuriuos tikrai jums jau reikės susipažinti ir juose įvardintas funkcijas, pareigas vykdyti. Pagrindinis, kaip jau minėjau, dokumentas yra įstatymas, jis ir taip ir vadinasi potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra, nes jis reglamentuoja tik kalba visa yra apie specifinius priežiūros reikalavimus šitiem įrenginiam. Taigi jis reglamentuoja priežiūros reikalavimus, savininkų priežiūrą ir atliekančių asmenų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, būtent patį priežiūros valstybinį valdymą, ir taikymo sritis ir kontroliuojančių institucijas. Taigi, įstatymas įtvirtina
reikalavimus juridiniam asmeniui atliekančiam įrenginių techninės būklės tikrinimą. Na, techninė būklė, kaip paskui dar grįšiu aš truputėlį prie to, bet reiškia visa priežiūra susideda iš dviejų priežiūros, sakykime, aspektų, dviejų priežiūros pusių. Tai yra techninės būklės tikrinimai ir nuolatinė priežiūra. Techninės būklės tikrinimus gali atlikti tik tam tikros, sakykime, įmonės įstaigos. Šiuo atveju Lietuvoje, kaip žinote, jos buvo 5, arba nesusidūrėte, jos buvo tik tai 5 akredituotosios įstaigos, nes jinai, kaip matote, ta įmonė, įstaiga, kuri atlieka, kad įgautų, sakykime, teisę atlikti techninės būklės tikrinimus, neturi būti akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga pagal tinkamą standartą. Jų buvo apie 4, 5, na, čia tokį sumaištį kėlė 23 metais, kai techninės priežiūros tarnyba, kuri buvo prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, panaikino. Šiandien dienai dar žinau, daug funkcijų akreditacijos biuras yra panaikinęs UAB inspektai. Tai yra, ta prasme, daug funkcijų atlikti tam tikrų įrenginių, reiškia, techninės būklės tikrinimus. Tai štai, taip trumpai, jeigu tik jau įsigijote arba planuojate įsigyti potencialiai pavojingą įrenginį, tikriausiai iš karto reikėtų rinktis, ieškoti tos akredituotos įstaigos. Jos yra skelbiamos ir Nacionalinio akreditacinio biuro tinklalapyje. Ten galite pažiūrėti visos ir ten išvardinamos netgi, tarkim, išvardinama, reiškia, kokių kategorijų įrenginiams akreditacija yra suteikiama. Tai čia kaip lyg tai, jeigu planuojate, jeigu įsigyjate, iš karto ieškote, sakykime, akreditacijos 817 turime kokiai kategorijai priskiriamą, tada ieškote tos akredituotos įstaigos. Na, valstybinis valdymas yra šitos srities ir vėlgi įstatymas šią detaliai reglamentuoja, tai apima vyriausybę, jos įgaliotų institucijų, kaip jau minėjau, tai yra praktiškai politiką vykdo 3 institucijos, tai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Energetikos ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, o kontrolės funkcijos, nors įstatyme tai parašyta kontroliuojančios institucijos, bet iš tikrųjų kontroliuojant institucija yra tik viena, tai yra valstybinė darbo inspekcija. Valstybinė darbo inspekcija irgi yra potencialiai pavojingų registro valdytoja. Na, pas mane. Ir pas mane kažko užsta. Nu, gerai, stumėsi šitą. Tai, kas yra tie potencialiai pavojingi įrenginiai įstatyme apibrėžiami? Tai tie, kurie atitinka įstatyme nurodytas kategorijas ir vyriausybės patvirtintus šių kategorijų parametrus ir kurios naudojant dėl jose susikaupusios energijos ir vykstančių procesų kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Tai šitas pavojus, šitie įrenginiai tam ir priskiriami, kaip jau minėjau, kad būtent pavojus, na, politiškai apsispręsta, kad pavojus yra išskirtinai didelis, ta prasme, išskirtinai reikšmingas žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Tai va, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra, tai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktose techniniuose dokumentuose privaloma visuma techninių paslaugų, teisinių organizacijų priemonių, kurios užtikrinama šitų įrenginių sauga būtent. Tai ir kas yra savininkas jo, tai yra potencialiai pavojingo įrenginio savininkas, yra juridinis ar fizinis asmuo, tai galite įsigyti ir kaip fizinis asmuo, čia turiu minį, kuriam potencialiai pavojingas įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba potencialiai pavojingo įrenginio valdytojas, kuris naudoja potencialiai pavojingą ir jo disponuoja turto patikėjimo teise. Na, jeigu, sakau, kaip jau minėjau, jeigu tik tai išsinuomoja, tai jūs netampat savininku ir nebent jau čia sutartyje, būtent su ta įmonė, iš kurios tą įrenginį nuomotumėtės, būtų numatyta kitaip.
Potencialiai pavojingų, kaip jau minėjau, į tą dvi tos pusės, techninės būklės, reiškia tikrinimą ir nuolatinė priežiūra, tai visa priežiūra susideda iš techninės būklės tikrinimo, tai potencialiai pavojingų renginių priežiūros norminės teisės aktuose ir gamintojų dokumentuose nustatyta tvarka, akredituotos, vien tik tai akredituotos įstaigos atliekama privaloma potencialiai pavojingų įrenginių apžiūra, privalomas įrenginių atitikties saugos reikalavimams tikrinimas, tai yra bandymai ir kiti saugos įvertinimo veiksniai. Tai šitą atlieka tik tai ekspertai tų akredituotų įstaigų ir iš esmės, kai sudarote sutartį su tą akredituotą įstaigą dėl potencialiai pavojingų įrenginio techninės būklės tikrinimo, tai vienintelis kas tai yra nepraleisti tikrinimo terminų. Tikrinimo terminai įprastai yra 2 metai, bet tačiau atskirom kategorijom gali būti nustatyti kitokie terminai. Ir štai, reiškia, iš esmės tai tas kainuoja, tai yra tam tikra našta ūkio subjektam. Nuolatinė potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Čia yra vėlgi norminiuose aktuose organizuota tų potencialiai pavojingų įrenginių tam tikra priežiūros rūšis, dalis, kai potencialiai pavojingas įrenginys savininkų turėtų būti nuolat prižiūrimas, tai yra praktiškai nuolat turi būti atlikti, pastebėti kažkokie techniniai parametrai, apžiūra, remontas ir kiti. Jeigu techninės būklės tikrinimai tai yra bandymai, šiuo atveju nuolatinė priežiūra. Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai gali patys atlikti šiuo atveju priežiūrą arba vėlgi samdyti kažkokį kitą juridinį asmenį, kad jis tą priežiūrą atliktų. Tai visiškai būtų korektiška įstatymo aspektu. Taigi, jeigu ten tikrinimai, bandymai, tai čia apžiūra, remontas, reiškia, ir kiti veiksmai. Valstybės institucijų už atskirų parametrų įrenginius reglamentavimo kompetenciją, papildant, kad minėtos institucijos nustato asmenų atliekančių būtent va štai tas 27, tas darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas čia įsijungia, tai numato tų asmenų, kurie atliks nuolatinę priežiūrą. Nes šiaip nuolatinę priežiūrą, kad atliktumėt, tai reikia turėti, sakykime, arba įgyti tam tikras kvalifikacijas. Tai yra turi turėti, sakykime, atitinkami asmenys, tai yra būtų darbinti arba, sakykime, pasamdyti asmenys, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir specialiasias žinias. Be šito dar turėtume turėti, reiškia, ir atitinkamą, sakykime, nuolatiniai priežiūrai įrangą. Reikalavimų gyvendinimo kontrolė nustačius, reiškia, tai aš sakau, kaip jau minėjau, tos institucijos atsakingos, tai yra tik viena institucija, tai Valstybinė darbo inspekcija už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimų gyvendinimo kontrolę, kuri nustačius įrenginių priežiūros pažeidimus keliančių žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai uždrausti gali įrenginį naudoti, apie tai informuoja savininką. Taip yra užtikrinamas įrenginio naudojimas ir savybės. Apskritai, čia bet truputėlį toliau bus gerai, tai štai pereinam prie to 800, kaip jau minėjau, 17 nutarimo vyriausybės, ar ne, kokie yra tie potencialiai pavojingi įrenginiai. Tai yra garo ir vandens šildymo katilai, slėginiai indai, pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, beslėgės pavojingų talpyklos, liftai, variklinės pavaros keltuvai žmonėms kelti ir krovėms kelti, lynų keliai, eskalatoriai, kelimo įrenginiai, pramoginiai įrenginiai ir degesias dujas naudojantis pramoniniai įrenginiai. Kokiasgi yra pareigos? Įstatymas vėlgi gana detaliai reglamentuoja potencialiai pavojingų įrenginių savininkų pareigas. Tai kaip matote, visų pirma, tai, kaip jau ir minėjau, jeigu įsigyti planuojate arba įsigijote įrenginį, tikriausiai pirmas žingsnis būtų vis dėlto sudaryti sutartį su akredituota įstaiga dėl potencialiai pavojingų įrenginio tikrinimo. Tik tai tada, kai tas įrenginys yra patikrintas akredituotos įstaigos, iš esmės sekantis žingsnis galimas, tai yra tą įrenginį registruoti potencialiai pavojingų įrenginių registre.
Tai taip ir sako, ten potencialiai pavojingų įrenginių prinuotinsta tvarka, terminais pateikti kredito įstaigoms, aišku, pateikti įrenginį, jo techninius dokumentus, pavojingų įrenginių atitikti, saugos reikalavimus ir taip toliau. Ir tada, kaip ir minėjau, kai gaunamas akredituotos įstaigos išvada, kad jisai yra saugus naudoti, tada galima kreiptis į valstybinę darbo inspekciją, kad būtent šitas įrenginys būtų užregistruotas registre. Tai dvi esminės sąlygos, kad pradėti naudoti įrenginį ir yra, kad akredituota įstaigai patikrina ir jį užregistruojate potencialiai pavojingų įrenginių registre. Dar nereiktų pamiršti, kad jeigu įsigijote tą įrenginį, kažkas keičiasi, ten jo, sakykime, gal vieta, gal dar kažkas, tai adresas, tai kiekvieną pakeitimą arba, tarkim, reiktų vis dėlto pranešti registro tvarkytojui, tai yra vėlgi valstybinė darbo inspekcijai apie kiekvieną tokį pakeitimą. Taigi, potencialiai pavojingo įrenginio savininkas gali pats atlikti, kaip jau minėjau, įrenginio priežiūrą, jei įgyvendinami ten tam tikri reikalavimai, o reikalavimai, kaip jau matėt, kaip jau minėjau, yra 3 pagrindiniai, ar ne, tai pirmas yra, reiškia, turėti atitinkamą kvalifikuotą personalą, tai yra darbuotojus, antra, turėti tinkamą priežiūrą atlikti įrangą ir būti apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu. Iš esmės, kad atliktų pats savininkas šitą priežiūrą, tai štai turėtų įgyvendinti mažiausiai šitos 3 reikalavimus. Nustačius sutrikimus įrenginio savininkas, čia toliau dar pareigos, dėl kurių gali įvykti potencialiai pavojingo įrenginio avarija ir dėl kurių potencialiai pavojingas įrenginys kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, privalo nedelsiant sustabdyti. Na, kaip ir vėlgi minėjau, jeigu nustato darbo inspekcija, tai jinai sustabdo tokį įrenginio naudojimą. Vėlgi kontrolę, tai reiškia pranešti vėlgi, sakykime, valstybinė darbo inspekcija, akredituota įstaigai, reiškia dėl techninės būklės tikrinimo apie potencialiai pavojingų įrenginio sutrikimus, ir tokiu atveju ir su to susijusius nelaimingus atsitikimus. Potencialiai pavojingų įrenginį galim pradėti naudoti tik pašalinus sutrikimus ir nustačius, kad įrenginys yra tinkamas naudoti. Gavus akredituotos įstaigos išvadą, kad potencialiai pavojingas įrenginys nesaugus naudoti, štai jeigu šitas atsitinka ar ne, tai vėlgi įrenginį nustatytais terminais pašalinti šitos akredituotos įstaigos išvadą nurodytas neatitiktis ir vėlgi gauti tą išvadą. Čia iš tiesų įstatymas pakartoja vėlgi tą patį, taip sakant, truputėlį tik kitais aspektais, kad jeigu jau jūsų, sakykime, kaip savininko teisėmis disponuojamas potencialiai pavojingas įrenginys ir tampa kažkas sugendami, tai bet kuriuo atveju reikia iš naujo gauti, reiškia, akredituotos įstaigos išvadą, kad jis tinkamas naudoti jis yra. Ir kad jis būtų sutvarkytas. Jeigu vis dėlto nusprendžiat jį utilizuoti, tai tokiu atveju toks potencialiai pavojingas įrenginys turi būti utilizuotas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Tai yra, iš tikrųjų, šiandienai vėlgi sutarėm su labai tą situaciją, kad yra labai daug, pakankamai, tai yra nemažai potencialiai pavojingų įrenginių registre, kurių, matot, į potencialiai pavojingų įrenginių registrą akredituotos įstaigos įrašo tikrinimo datas ir sekančio tikrinimo datą. Jie turi prieigas prie šito registro. Ir tokiu atveju valstybinė darbo inspekcija iš esmės apie kiekvieną įrenginį turi tą informaciją, tai yra turi informaciją apie savininką, apie atliktą, netliktą jam tas techninės būklės tikrinimus. Jeigu turit kas potencialiai pavojingų įrenginių ir jūsų įrenginio techninės būklės patikros vėlavo, tai tikrai turėt gauti automatinį pranešimą iš PPI registro. Tokie pranešimai yra siunčiami kiekvienam savininkui, kad jūsų techninė būklė vėluoja, tarkim, ir jūs ją nedelsiant turite atlikti. Ir aišku, savame suprantama, kad tokio įrenginio naudoti negalite.
Tai štai tokių įrenginių kažkokia apyvarta yra apie 5000 tokių įrenginių, kurių techninės būklės tikrinimas. Šiaip viso įrenginių Lietuvos Respublikoje yra apie 50 000 potencialiai pavojingų, kurie priskiriami tom visom kategorijom. Tai apie 5000, apie 10% dėja yra, kur bent vieną dieną, sakykime, tokio įrenginio būklė vėluoja. Dažnai savininkas pamiršta pranešti. Yra numatyta tokia galimybė, galite, pavyzdžiui, to potencialiai pavojingų įrenginio, jeigu nenaudojate, jeigu matote, kad jums netikslinga atlikti jo techninės būklės tikrinimus ir jį naudoti teisės aktų nustatytą tvarką, tai galite kreiptis vėlgi į Valstybinę darbo inspekciją, prašydami tokio įrenginio, reiškia, sustabdyti tokį naudojimą, kad būtų atžymėta potencialiai pavojingų įrenginių registre. Tarkim, toks įrenginys gali būti nenaudojamas iki tam tikro laiko, iki kol jūs apsispręsite jį vėl atlikti jo techninės būklės, sakykime, organizuoti techninės būklės tikrinimus ir jį naudoti. Tai štai, iš esmės, darbo inspekcija mato apie kiekvieną savininką, kurio tas, sakykime, potencialiai pavojingas įrenginys yra, na, tarkim, ta techninė būklė jo vėluoja. Na, už tai matyta vėlgi administracinė atsakomybė. Tai štai, bet jeigu apsisprendėte, kad jo tikrai nenaudosite, tai reikėtų tokiu atveju jį tiesiog paprasčiausiai likviduoti ir būtent tai likviduoti atliekų tvarkymo įstatymo nustatytą tvarką. Šiek tiek apie atsakomybę trumpai, nes mūsų laikas senka. Kaip jau minėjau, čia tema labai plati ir čia, jeigu kiekvieną teisės aktą nagrinėti, tai čia užtruktų tikrai gana ženklų laiko tarpą. Taigi, 47 prim straipsnis, tai visų pirma, kaip matote, pirma jo dalis ir numato, ar ne, kad registro duomenų nepateikimas registro tvarkytojui, registro nuostatose nustatyta tvarka. Tai jeigu jau turi, tai paskaitykite, ten tų duomenų daug, tiesiog paprasčiausiai net negaliu išvardinti, nes perskaityti jos būtų užtruktų tam tikro laiko. Tai, bet čia pati tokia mažiausia, tai reiškia, kaip jau minėjau, jeigu pas jūs kažkas pasikeičia apie potencialiai pavojingą įrenginį, apsisprendėte jo nenaudoti, tai tokiu atveju galite pateikti prašymą, kad laikinai nenaudosit. Jeigu pasikeitė jo naudojimo vieta, arba jeigu pasikeitė, sakykime, na nežinau, ten kažkokie tai kiti parametrai, jūsų, pavyzdžiui, netgi paprasčiausiai, kadangi tai yra duomenys, tai savininko, tarkim, pasikeitė elektroninis ten paštas. Tarp kitko, čia mes iš tikrųjų labai dažnai Valstybinė darbo, kad po to, kai išsiunčiam laiškus savininkam, gaunam pasipiktinimus, kad čia ne mano elektroninis paštas, aš įrenginį neturiu ar visą kitą. Bet tai dėl to ir taip atsitinka, kad savininkai nepateikia laiku registro tvarkytojui, tai yra VDI, būtent šitų dokumentų, nepateikia visos aktualios informacijos. Taigi ištraukia įspėjimą, iš vienos pusės tai nedaug, arba baudą fiziniam asmenim, juridinių asmenų vadovams, akredituotų įstaigų vadovams, nes netgi, kaip matot, numatyta akredituotom įstaigom šitą atsakomybę, jeigu, sakykime, akredituota įstaiga atvyko pas jūs ir atliko techninės būklės tikrinimą ir laiku nesuvedė į registro sistemą būtent apie šitą atliktą patikrinimą duomenų, tai yra, kad įrenginys tinkamas naudoti, gal jis netinkamas naudoti, tai gali būti taikoma atsakomybė ir akredituotų įstaigų vadovams nuo 50 iki 200 eurų. Na, iš tikrųjų, kaip matote, minėjau, kad šiaip atsakomybė yra tikrai, na, nėra reikšminga, nes, na, jeigu nežinau, kiek susidūrė su administracinė atsakomybė, tai yra taikomas toks nurodymo institutas, susitaikymo institutas, tai reiškia pirmą kartą baudžiamas asmuo yra, sakykime, pusė minimalios baudos. Tai šiuo atveju ištraukia tik įspėjimą arba, reiškia, būtų bauda nuo 25 iki 100 eurų, čia esant kažkokiam tai, na, sunkinančiam aplinkybėm. Nuolatinės pavojingų renginių
priežiūros atlikimas. Kaip jau minėjau, matot, reiškia, štai apie tą nuolatinę priežiūrą, kur tos 3 pagrindinius aspektus reikėtų, reiškia, įgyvendinti, jeigu norite atlikti tą, tai yra neturint reikiamos kvalifikacijos, specialių žinių įgūdžių, neturint reikiamos įrangos, tai yra prietaisų priemonių, ar neapsidraudus civilinės atsakomybės draudimu. Štai tokiu atveju spaudžia vėlgi užtraukiau įspėjimą arba baudą tiem patiem asmenim, ar ne, štai nuo 100 iki 300, štai biški čia dalykai bauda šiek tiek solidesnė, bet irgi tas pats, tai čia 50, nuo 50 iki 150. PPI registre neužregistruotų įrenginių naudojimas jau, toks gana, sakykime, reikšmingas pažeidimas, užtraukia savininkam baudą nuo 300 iki 600 eurų, arba vėlgi pirmą kartą tai nuo 150 iki 300. Sutarties, kaip jau minėjau, čia dar kartą pasikartosiu, jeigu tik nusprendėt įsigyti tą įrenginį, susiraskite tą akredituotą įstaigą, kuri atliks tikrinimus, nes matot, čia nuo lapkričio 1 praeitų metų įsigalioja pakeitimai, tai baudžiama net už sutarties su akredituota potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga neturėjimas. Praktiškai pats faktas, kad jūs įsigijot, tiesą sakant, dar ne kartą valstybinių darbo inspekcija šitos normos netaikė, ir aš net taip jau sunkiai įsivaizduoju, kaip čia galima būtų ją pritaikyti, bet tarkim, jūs įsigijot potencialiai pavojingą įrenginį, jūsų yra kažkokia civilinė sutartis su kažkokia akredituota įstaiga, vėlgi registre, tai šitie duomenys yra, nes jos suveda akredituotosios įstaigos, ar ne, yra pasibaigusi ir jūs nesudarėt sutarties su kita arba nepratęsėt su ta, kurią turėjot. Štai registre tas yra matoma, kad nėra tokios sutarties tam potencialiai pavojingam įrenginiui. Ir vėlgi, kai matot, galima yra baudžiami nuo 300 iki 600 eurų. Jau 5, tai tikrai pavojinga veika, tik tai keista, kad jinai baudžiama taip, kaip ir kitos mažiau pavojingos tos veikos. Tai yra, jeigu PPI naudojamas jau esant tuo metu, kai jis yra nesaugus, tai čia akivaizdu, kad šiuo atveju jau čia jau yra, sakykime, tyčia ir gana reikšmingas pažeidimas. Ir jeigu akredituota įstaiga, aišku, parašė, kad nesaugus, o vis tiek yra naudojamas. Ir jeigu padaryti pakartotinumas ir taip toliau. Tai štai tokia administracinė būtų atsakomybė. Ir dar labai trumpai, su kuo tikrai dažnai susidurėme, tai kaip jau minėjau, tos asmeninio naudojimo degalinės, tai šitą tikrai turi. Ūkininkai naudojasi, tai jeigu turit bet kokią talpyklą, reiškia praktiškai degalų virš jo, ir ta talpykla, iš tos talpyklos vykdote distribuciją degalų, tai yra ją pripilat, tarkim, reiškia kurą, iš jos paskui užpilami yra ten transporto priemonės, traktoriai ir visa kita. Tai štai tokia vieta priskiriama degaliniai ir tokios talpyklos turėtų būti registruojamos kaip potencialiai pavojingi įrenginiai. Tai tiesiog šitą įsidėmėkite, nes dažnai čia turim ir teisminių procesų, kai nesutinka, turim ir tam tikrą su gamintojais, importuotojais, štai tų kuro, reiškia, kuro saugojimui, tarkim, štai, tai visuomet reiktų įsidėmėti, kad už tai tokiam įrenginiui turėtų būti taikomi būtent šitas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Ir ką aš kaip lyg tai suprantat ir savo dalį baigiau, jeigu turėtumėt kažkokių tai dar klausimų.
Dėkui, Sauliau, už jūsų pristatymą. Tai dabar laukiam klausimų iš dalyvių. Jei turit klausimų, pakelkit ranką ir užduokit jį gyvai. Jei negalite įgarsinti savo klausimą, lauksim jo į susirašinėjimo skiltyje. Taip, nu ir ką, lyg tai ir nematau, kad kas nors klaustum. Tai čia labai buvo trumpa įžanga, trumpa apžvalga apie iš tikrųjų gana, na, sakykime, tokį platų, labai išplėtotą reglamentavimą būtent šitų įrenginių. Nežinau, kiek čia galėjo, taip sakant, suteikti naudos, bet manau, kad pirminė informacija klausytojai gavo. Kažkas kelia ranką, tai gal paklauskit iš karto. Taip, Audronė, galite. Labą dieną, aš pasikartosiu čia dėl paskutinės degalinių talpyklos pas ūkininkus. Tai visai, kai sakyt, net 1 kubo talpykla, daleiskim, jau jinai bus priskiriama prie... Taip, va čia, suprantat, yra visa bėda, kad, kaip tą minėjau, 800, reiškia, 17 nutarimą, ar ne, tai yra toksai 2.4, jeigu atsidarysit jo tą aktą, pamatysite, yra beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos, ar ne, slėgio nėra, ten pompuojamas siurblių tikriausiai, yra 2 punktai, degalinėse degalams naudojamos talpyklos ir mobilios 1 kubo ir desnio beslėgės mišinių talpyklos. Tai mobili tai yra ta, kuri vežiojat, tai be šitom tai dar yra 1 ir daugiau kubo, o štai degalinėse apatinė riba nėra apibrėžta. Suprantat, va kame yra dalykas. O degalinė ten, jeigu jau prie tų skaidrių grįžtumėt, tai pamatytumėt, ten yra pateikiamos apibrėžtis, kas yra degalinė. Degalinė praktiškai yra traktuojama, na, nežinau, gal kažkas pasikeistų, nes šiandien dienai, kaip jau minėjau, tos turim teisminius procesus, tai jeigu, tarkim, vyriausiasis administracinis teismas kaip nors kitaip išaiškintų. Bet valstybinė darbo inspekcija, vėlgi, kaip jau minėjau, tai yra ta politika vykdančios institucijos, tai energetikos ministerijos saugos, ir jos yra taip išaiškinę, štai kas yra degalinė. O degalinė tai yra bet kokia, sakykime, talpykla, jeigu ją įpilate degalus ir išpilate į kažkokias, tai, sakykime, priemonės, ten būtų transporto priemonės, ar traktorius, ar krautuvus, perpilate degalus iš jos. Ir tai, jeigu tik vykdo degalų distribucija, tai yra degalinė, pagal jų išaiškinimą. Aš žinau, ar matote ekraną? Ai, nemato tikriausiai ekraną, aš nustojau bendrinti, ar ne? Nematome. Tai va, tai štai dėja tokios teisės aktų yra nuostata tokia. Jeigu vykdo tik distribuciją, tai yra įpilate ir ten, tarkim, perpilate į kitur ir štai turite degalinę.